Jau rytoj, penktadienį, kovo 20 dieną, jūsų laukia vienintelio Panevėžio rajono laikraščio Tėvynė numeris. Kaip ir kiekvieną savaitę, skaitytojai Tėvynėje ras aktualių straipsnių, nuotaikingų istorijų, laisvalaikio skaitinių ir kitos naudingos informacijos. Uliūnuose gyvenanti Aistė Kučienė jau ne vienerius metus aktyviai būrė vietos žmonės bendroms veikloms ir stiprina bendruomeniškumą. Straipsnėje pasakojama apie jos gyvenimo kelią, veiklas ir požiūrį į bendruomenę. Nuo kasdienių iniciatyvų iki didesnių renginių, kurie subūrė skirtingo amžiaus gyventojus. Rajone numatoma svarbi naujovė, dar šiemet planuojama įrengti kolumbariumus Ramygalos ir Krekenavos kapinėse. Šis sprendimas atliepia gyventojų poreikius ir besikeičiančias laidojimo tradicijas. Straipsnėje aptariama, kaip vyks darbai, kodėl pasirinktos būtent šios vietos ir kokią reikšmę tai turės rajono gyventojams ateityje. Kylantis vandens lygis kai kuriuose Panevėžio rajono vietovėse jau kelia nerimą. Straipsnėje apžvelgiama situacija skirtingose seniūnijose, gyventojų patirtys ir tai, kaip ruošiamasi galimam tolesniam vandens kilimui. Diskusijos dėl vėlesnės pamokų pradžios rajone sulaukė kritikos. Mokyklų vadovai pabrėžia, kad dabartinė sistema yra suderinta su mokinių pavėžėjimu, mokytojų darbo grafiku ir neformaliuoju ugdymu. Straipsnėje atskleidžiama, su kokiais iššūkiais tektų susidurti keičiant nusistovėjusią tvarką. Laikraštyje skaitytojai ras ir daugiau pasakojimų apie rajono žmones, jų patirtis ir kasdienius džiaugsmus. Krekenavos krašto gyventojai kviečia į pavasario aromą žygį, o bendruomenių iniciatyvos dar kartą parodo, kad aktyvus gyvenimas kaime ne siekiamybė, o realybė. Panevėžio rajone pagerbti kultūros darbuotojai. Šiemet metų kultūros darbuotojo vardas skirtas Linai Veršelienei. Straipsnėje aptariama jos veikla, pasiekimai ir indėlis į rajono kultūrinį gyvenimą. Kaip ir įprasta Tėvynėje, įvairūs patarimai, TV programa visai savaitei, kryžiažodis ir dar daugiau aktualijų straipsnių bei naujienų iš Panevėžio rajono.